Taigi atsidarė mokslo centras nesenai ir aplankiau aš jį. Ir tokie va įspūdžiai iš jo eksponatų mažokai, palyginus su kituose, kur teko būti Varšuvoje, Koperniko mokslo centre ir Tartu. Tiesa, Tartu, tai aš ten beveik ant uždarimo buvau. Tai paskubomis tik taip pražiūrėjau viską. Nauja atidarytame Kaune Sauloj mokslo centre eksponatų gal ir mažiau negu kituose minėtuose. Tai yra Varšuvos, tačiau vis tiek, kai visi eksponatai, reiškia, reikia kažką tai paliesti, išbandyti. Kai kuriem tai norėjosi stipresnių įspūdžių. Tarkim, kai buvo ten tas stendas žemės drebėjimo ant tokio platformos ir simuliuojamas žemės drebėjimas ir uragano toksai, 60 km/h. Koks čia uraganas. Tačiau įdomus tai yra, kad pasirodo ne tik toks moteris, kad bijau netgi gyvačių, visus naujais. Ten toksai bandymas, kad padedi delnus ant tam tikrų vietų ir rodo paveiksliukų, į ką labiausiai reaguoja ir tai vertina. Su aukščiu nedragauju, tą jau žinau. Pasirodo dar gyvačių ir perkūnijos bijau. Man buvo tokie interaktyvus, jau arčiau atrodo iš išorę, čia netgi saulės elementai pastai. Miesto energetika pavaldys, toksai iš jų šiluminė elektrinė, saulės ir vėjo ten reaguoja. Dar toks buvo įdomus parinkti ten karvėm pašarus, tai pavyko man to padaryti. Ūkininkas, kai aš ir aplinkui apeina. Čia dabar einu ant stogo, tai mokslo centro lašnoja, pasižiūrė. Dar yra tokia, kuriem ten eksponatam, kad išbandyti reikia kelių, nuo kartais 2, kartais kai kuriem netgi 4, tai smagiau būtų išbandyti ne vienam, o draugų kompanijai. Dar toks pastebėjimas, tekstai daugiau gan žemai, yra visos tos lentelės gan žemai, gal pritaikyta vaikų, daugiau vaikų ūgiui. Kadangi aš jau tokiam vidutiniam gal, bet gal ir vaikam ten daugiau. Tai tiek įspūdžių. Dar tam planetariume nebuvau, nes už jį atskiras bilės mokama, o už tą įėjimą tai 17 pinigų ir iš anksto užsisakyti. Tai tiek.